Ms. Zaborska, now Morcunate. Ačiū pirmininkė. Be abejo, kad vanduo yra esminis ir svarbiausias dalykas kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir šiandieną balsavau už teisėkūros projektą vandens srityje, įvertinimą, kitaip tariant, už šitą pranešimą. Ir dokumentas šitas yra labai platus ir išsamus, kalbantis ne vien apie vandens kokybę, bet ir apie išteklius ir tinkamą jų valdymą. Svarbu, kad Europos Sąjungoje visi piliečiai turėtų prieigą prie vandens, tai yra tinkama infrastruktūra. Šiuo metu kai kuriuose valstybėse narėse susiduriame su situacija, kada prisijungimas nėra pakankamas, turiu mintyje magistralinės sistemas tiek vandentiekio, tiek nuotekų vamzdynų. Kitas svarbus aspektas – tausus ir tvarus vandens naudojimas. Europos Sąjungoje yra ganėtinai skirtinga situacija. Vienur yra perteklius vandens, kitur jaučiamas stygius. Tačiau čia mes turime galvoti ne vien apie vandens taupymą, bet ir apie išteklių, finansinių resursų taupymą. Ir šioje vietoje labai svarbu kalbėti apie inovacijas ir investicijas į inovacijas. O technologinė prasme galėtumėm pasisemti patirties iš pažengusių valstybių šiuose inovacijos srityse, tarkim, kalbant ir konkrečiai minint Izraelį. Dėkui. Thank you, Ms. Morcunate. Now, Kamal. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. I think we all agree that water is an essential resource, and I've heard a number of speakers say that today. But we have to remember, despite what many on the left say, water is not free. The water that we ends up in our home and in our workplaces is not free.